Nu ką, laba diena. Sveiki. Antras mūsų įrašas. Praėjo pusę metų, gal šiek tiek daugiau ir pagaliau prisiruošėm grįžti su savo rubrika Keliaujame po Lietuvą. Keliaujam po Lietuvą. Taip, šį kartą mes planą turim. Mes važiuojam į Varėną Treehouse, tokį namelį, viską parodysim, viską papasakosim. Išvažiuojam 2 naktim. Biškai pačilint. Jo, Pailsėt. pailsėt. Tik tai noriu pakomentuoti, kad daiktų tai kaip vėlgi išsikraustant iš namų, nes, pavyzdžiui, jeigu mes norėsim pažaisti tą žaidimą, kurio pavadinimą Šachmatais. šachmatais, arba, pavyzdžiui, ten šiaip Pasportuoti, tai ką gali žinoti. Tai va, prisikrovim pilną bagažinę ir varom. Ryškiai per daug, bet taip jau gaunasi mums. Ką padarysim? Jo. Tai va, tęsim kelionę ir parodysim. Ką parodysim? Viską parodysim. Atvažiavom. Čia mūsų namelis yra North. Šiaurės namukas. Einam Šiaip pasižiūrėsim. Surasti ganėtinai, ta prasme, nesunku buvo. Parkingas iš karto. Ir namelis tarp miškų. Bet čia šiaip tiek daug vietos atrodo. Ir taip Pažiūrėk, atoku. Čia mūsų džakuzi, kur geras. plaukiosim. Vidury miško realiai. Tu įsivaizduok, kaip čia reikia tvarkyti laiko. Visur taip gražiai padaryti. Mūsų namelis! Ir namelis. Wow! There you go. O, eisim pakapoti. Mes realiai medyje, aš negalvau, kad čia bus medyje. Aš irgi galvoju, kad tik tais pavadinimas yra medyje, bet iš tikrųjų tai čia yra. Wow. Čia literally yra. O čia kai vasara būtų fainiai. Na, nieko. Bus ir dabar fainiai. Na, žiūrėkit, iš karto einam į miegamąjį, kaip suprantu. Labai jauku. Šildymas įjungtas. Nu jo. Šiaip labai jaukiai padaryta. Sukursim. Labai gražu. Virtuvėlė. Sukursim židinį. Gal galima čia gyventi? Labai cute. Eiktų, čia vasarą visą praleisti būtų, na. Vonelė. Vonelė. Labai Halačiukas. tokios detalės visur, ne? Ir halačiukai, ir šampūniukai. Šampūniukas yra? Jo. Ir arbatytės, ir rankšluosčių nereikėjo vežtis. Nereikėjo, bet tai ką žinau, kas ėmėm dėl viso pikto, porą knygų. Nice. Cabin Tripping, Salvadoro pasaulis. Labai jauku, kažkaip iš išorės atrodo didesnis. Ką? Iš išorės kažkaip atrodo, kad būtų didesnis. Pasme, rimtai, kai pasižiūri nuo žemės, jis atrodo dvigubai didesnis. Jo, šiaip vidutį ten nėra labai daug vietos, nelabai daug vietos, jo. Bet užtenka. Ne, tai aš dviem. Jau su vaiku sunkiai turėti didesnį namuką. Bet aš galvoju, mes čia visiškai atsijungsim. Ta prasme, mes čia būsim iki sekmadienio. Jo. Tai čia... Eik, tu čia patapsiu Tarzanu, tokia miške. Galėsim grybų ieškoti. Jo. Geras. Nu, kol kas įspūdis geras. Galėsim meškų ieškoti. Ne, aš tikiuosi, meškas mūsų irgi neieškos. Kaip sakoma, Kaip fainai. 0,01% sutikti mešką Lietuvoje, bet jis nebals yra. Ai, žiūrėk, matas ir kiti namukai. Jo, kiti namukai matas, tai čia laužiuką pasikursim, šašliukiuką. Lemvoj, mes grotelių tai nepasiėmėm. Ne. Fuck. Upsi. Užpypinsim šitą. Nice. Tai ten turim kaimynų. Nežinau, ar eisim pasisveikinti, bet neeisim galimai. Ką, toliau. Lietuviškas pavasaris. Balandis. Gražu. Tai tie nameliai nėra taip toli, kaip aš įsivaizdavau vienas nuo kito. Aš išrinkau namelį be saulės. Na, gera, nes. Čia šiaip nebuvo tokia intencija, bet nu ką. Sėdėsim šešėlyje.
Voras ant mano kameros matosi. Voras, o dieve, čia daug porų, žinau. Daug. O, žiūrėkit, variukas. Šiaip, kad nesimato geras. Ok. Nu, žodžiu, būsim čia tikrai atskirti nuo civilizacijos, taip kaip ir norėjom. Nu, ja. Taigi. Nice. Bet ir kiti namukai, nemanau, kad yra ten jau labai ant saulės labiau. Gal daugiau į saulę. Tas labai cute iš tikrųjų. Trikampiukas, nežinau, matot? Galbūt to nueisim pažiūrėti. Ir galvogi niekas neduos. Čia to labiau galima eiti. Tai viskas. Pastatėta. Neaišku, kam čia. Aišku, nuo erkių blemba nepasiskėti jau. Nu, kitas namukas, o toks, žiūrėkit. Labai kiutas atrodo. Man atrodo, kad čia jau yra gal kokie 5 ar 6. Čia. Bet matai, daugiau kiti saulės. namukai yra su lova antram aukšte ir man labai nepatinka, kai reikia lipti. Ai, su tokiam kopėtėlėm? Nu, aš nežinau, ar ten kopėtėlis, ar... Bet aš norėjau, kad viskas būtų pirmam aukšte. Nu, man irgi tas cute. Tik šitą, mes ir karinkomės tarp šito ir tarp to, nu. Nu, aš jau neatsimenu. Ai. Bet, Ką I like mano it. moteris nori valgyti, einam kurti šašlykinę ir... Jo, ir paskui dar reportažą padarysim, bet šiaip Padarysim. pirmas įspūdis labai geras. Kad dar užskaitam. Čia. Cabin tripping. Čia tokia mūsų tema, sakyčiau. Radau tokią knygelę. Čia padėta. Su tokiais nice namukais. Nu, visokių yra, visokių tematikų. Šiaip Lietuvoje dabar šitie namukai pasidarė labai populiarūs. Aš atsimenu, kai mes dar tik tai kalbėjom kažkada seniai prieš kokį 8, gal 6 metus, kad būtų čia gera idėja. Ir dabar tų namukų pridygo kaip grybų po lietaus. Tas yra labai faina. Tai manau, ilgainiui bus tik dar daugiau. Ir mes su Irmantu šiaip labai mėgstam Lietuvoje šitus namukus. Mes jų lankėm jau ne vieną ir ne 2, tai galėsim papasakoti apie kitus. Padaryti tokią mini apžvalgą. Hello. Hello. Na ir kaip mums sekasi įsikūrinėti? Ką sakyčiau, visai gerai, žinok. Užsikūrė visi laužai, vienas laužas. Tada užsikūrė džakuzi. Viskas šyla, vanduo šyla. Džakuzi užsikūrė. Užsikūrė viskas. Malkos užsikūrė. Kol kas Būtų malkas. gerai, kad džakuzi neužsikurtų šiaip, jeigu atvirai. Bet, ką mes turim omeny, tai va, lauželis dega, ten kepsim vakarienę. Gal vakarienės laukiam? Jo, gal einam patikrint aplinkos? Einam. Mes kaip Pažiūrėsim. smalsuoliai viską apžiūrėsim. Nu ką, mes čia kaip smalsuoliai atėjom Čia atėjom prie East, ne, namuko. Jo, lygtais East. Mes svarstėm tarp šito ir tarp ano. Nu, aišku, ten į vidų neįsim, bet... Ne, vidų tikrai neįsim. Bet atrodo tai labai gerai. Jo, atrodo irgi labai gerai. Žiūrėkit, Ir koks vaizdelis, jeigu... vaizdelis į ežeriuką. Čia taip daugiau erdvės. Nu, čia prūdas, nežiūrėkas. Nu jo, prūdelis. Mūsų namuko realiai net nesimato. Nesimato. Nu. Jis ten tarp Užmaskuotas. medžių slepiasi. Tai mūsų toks visiškai namukas slaptukas. Slaptukas pasislėpęs miške. Jo, čia taip daugiau erdvės. Ten dar matau tolumoje vienas namelis. Jo, ten yra jau kiti žmonės. Jo, bet ten kažkas yra lygtais. Tai va, keletas namukų faini. Tikrai labai faini. 5, ne mus iš viso. Gal 6 net. Ar 5 ar 6. Tai dabar nepasakysiu. Nice, ir oras labai geras. Jo, biški nurimo vėjukas. Mūsų laužas Spirga. šaudo. Pas mus kažkas einam žiūrėti. Reikia atsišaudyti atgal.
Einam žiūrėti, negalima palikti laužo be priežiūros. O kasgi čia slepiasi, o kasgi čia slepiasi. Mūsų namukas medyje. Grįžom prie savo namuko, slaptuko. Šiaip jo pavadinimas North. Šitą slaptuką, tai aš sugalvoju. Nes jis toks labai Gerai. nuo visko atskirtas, paslėptas, kad niekas nematytų. Na ir kaip mūsų lauželis? Gerai, jau toj sudegs visas malkos, paliksit tais anglis, galėsim kepti. Nice. Einu pažiūrėt į mūsų vakaro vonę. O dūmelis rūksta. Wow. Nu, bus tikrai fainai. Bus fainas vakariukas. Nu va, vakarienė. Paukščiukai čiulba. Nice. Labą dieną. Sveiki. Taigi dabar yra antra diena. Diena numeris 2. Antra diena išgyvenimo stovykloje. Išgyvenimo stovykloje. Pietus. Ne. Gatavi. Tiesiog pakūrinėjom laužą. Ir palaikyti Jeigu šilumą. visos tokios išgyvenimo stovyklos būtų, tai aš būčiau dalyvis kiekvienoj. Kaip mums sekasi, papasakok kažką. Gerai mums seka, sakyčiau. Ką mes vakar veikėm? Ai. Užsikūrėm laužą, pasidarėm ką valgyt, užsikūrėm kubilą. Naktį ėjom į kubilą, nes šiek tiek užsikaitinom per smarkiai. Tai kiek mes laukiam kubilą? Kokios 4 valandas. 4 valandas laukiam kubilo. 2-3, kol įkaito ir po to reikėjo laukti, kol atvės. Nes lipti buvo 1 laipsnio nudegimo. Nudegimai buvo. Tai va, bet šiaip miegojom labai gerai, labai keista yra atsikelti miške. Bet gera. Bet faina. Nors, palauk, man reikia kamerą į save atsisukti. Nors galiu pakomentuoti, kad man nebuvo žiauriai jauku iš pas pradžių, ypač kai tam kubile sėdėjom, nes buvo jau labai tamsu. Man tai nieko. Ir kažkaip nebuvo pats toks jaukumėlis tam miške būt tamsoj. Bet užsidegėm žvakutės, lemputės, nu ir paskui kažkaip apsipratau. Galvojau, ar čia pavyks užmigti ar ne, bet pavyko ir viskas buvo gerai. Labai gerai. Tai galiausiai apsipratom ir viskas labai gerai. Ja. Jau jaučiasi, kad ateina toks poilsiukas, po truputėlį smegenys atsipalaiduoja. Kubilas užkurtas vėl, vandenukas jau laukia. Jau šis iki ne per daug, tai pavalgom, atsidarom vyno ir eisim į kubilą. Jo, man atrodo, kad šiandien dienos metu pavyks vakare atsipalaiduoti ir pailsėti. Jo, jau vakare atsigulti, atgauti jėgas. Nes rytoj išvažiuoti reikės, tai apsitvarkyti dar.
Nu ką, dabar skanaus. Skanaus. Mums ir jums. Nu ką, labas rytas. Labas, labas. Šiandieną paliekame šią salą. Salą. Mišką. Šį Vietovę. Namelį. Jo, paskutinis rytas, geriam kavytę, susikrovėm daiktus ir varysim namo. Labai greit praėjo, ne, iš tikrųjų. Jo, Tos man dienos. taip liūdna, kad mes turim išvažiuoti, aš beveik verkiau. Atrodo, ką tik atvažiavome, o jau reikia pakuotis ir rinktis. Jo, aš tik atrodo vakar taip jau įsivažiavau į tą poilsį, taip atsipalaidavau ir atrodo dar trūktų kokių kelių dienų. Nu, dar poras, ne? Nu, kad Jo. iš kokį išvažiuoti pirmą. Nu, ką darysi? Visada tai būna. Taip, bet mes norime užbaigti su gera gaida. Kitaip. Jo, sugalvojam padaryti tokį mini aptarimą. Aptariama, jo. Šios vietos. Šios vietos. Šios vietos. Kas patiko, kas gal nelabai. O ko trūko, gal netgi, ar ko... Norėtum pradėti ar man pradėti? Tikrai pradėti. Aš prisijungsiu. Jo, nu, šiaip iš esmės aš tai nesu labai priekabi ir dažniausiai man viskas labai patinka, tai taip ir šį kartą. Man tai viskas iš tikrųjų labai patiko, aš vertinu 10 iš 10, 5 iš 5, nežinau. Bet kokioj skalėje aš vertinu aukščiausių balų, man labai patiko. Vienintelis dalykas, ko tikrai trūko man asmeniškai, tai užuolaidos. Jo, ta prasme, karuleto žaliuzės. kažko. Nes man jau pirmą vakarą buvo ganėtinai nejauku miegot, galvojau, kad čia tiesiog įpratimo reikalas ir antrą vakarą bus geriau, bet nebuvo. Atvirkščiai. Nes vakar mes turėjom tokią mini audrelę, labai stipriai pūtė vėjas ir labai stipriai lijo ir buvo, nu, kažkaip žiauriai nejauku. Aš galvoju, gal čia yra jų toks sumanymas palikti atvirus tuos langus visiškai ir... Kad duoti... Jo, kad tu jaustumeisi gamtai. visiškai miške, tai jeigu jų toks sumanymas jiem tikrai pavyko, Jo, nes tu tikrai jautiesi jautiesi. kaip miške. Nes iš tikrųjų čia pora, kai žingsnių jau yra pieva pati, tasme, kad didžiausia pieva, tai... Jo, gal man pavyks parodyti, aš paskui gal kažkaip padėsiu šitą konstrukciją. Žodžiu, esmė tame, kad langai yra vat tokie per visą sieną. Ir kai tu guli lovai, nu, nes ten yra lova. Iš karto tasme, kai pro duris, kai jais šitas lova. Ir realiai tu čia gali vat užlipti šitais liptukais. Ir iš karto yra lova. Ir mano vaizduotė, tai tiesiog buvo labai labai laki. Ir aš įsivaizdavau, kad čia jau ateina kažkokie, nu, nepažįstami žmonės ir žiūri į mus per tuos langus. Tai... Krenta. Man atrodo, techniniai nesklandumai. Nu, gal laikysis. Tai va, tai nežinau, mano vaizduotė labai žaidė ir man kažkaip buvo nelabai jauku. Tai aš čia įtaisyčiau žaliuzes. Ryte atsikeli, atsitraukiu žaliuzes ir mėgaujuosi mišku, bet vakare man kažkaip norėtųsi tokio privatumo ir jaukumo. Jo, to trūksta, ta prasme, bet tik tai vakare. Jau grinai, kai eini, kai miegot, kai viską išjungi ir kai esi tamsoje,
Tai dar kai viskas čia daužosi nuo to vėjo, atrodo ir tu nežinai, iš kurios pusės kažkaip. Jo, visi toks- garsai tokie eina savo. Ne, tai tu biški. Antra naktis man pačiam sunkesnė buvo, sunkiau užmigti. Nejauku Tai, buvo, tas ne? toks, jo, toks biški. Kažkaip iš pat pirmos tai nieko visiškai, dzin, bet vat, antra naktis, kai čia pradėjo viskas traškėti, tai toks biški, jo. Jo, ir jo, šiaip tas pats ir su ta vonia, mes kai ėjom į Kufaro vonia, vonią, jo. jo fūro vonia dieną buvo Oi, tu žiauriai daug smagiau, fainai. daug smagiau. Labai, labai, nes, kažkaip, o vat Nu, kokią dieną mes ten vakare. po pietų Jo, bet užkūrėm. esmė tame, kad buvo šviesu. Šviesu buvo, taip. Nes kai buvom pirmą kartą, kai buvo tamsu, tai irgi tas pats nejaukumas, toksai tu nieko nematai, čia nėra jokių šviesų, absoliučiai nieko, tik tos dvi žvakutės dega. Bet jis Ir, nieko kažkaip nešviečia. taip, Jo, tai nėra mes labai jauku. Jo, pirmą dieną Bet žinai, čia gali būti mūsų toks dalykas, tipo. visiškai. Nu, žinai, čia Aišku, nuo dar žmogaus nereikia priklauso. atmesti to, ką mes esam čia balandžio pradžioje. Pradėkime nuo šito. Ai, nu jo, nes labai dar. Vasarą, sąlyginai anksti tokiu temsta. metu, kai mes ėjom Jo. pirmą kartą, čia būtų dar šviesu. Jo. Tai būtų visiškai. Tai va. Kitas Iš mano efektas. pusės realiai vienintelis minusukas. Daugiau man viskas patiko. Nu, tai du. O tau? Ruletai. Nu, kažkas ant langų ir apšvietimo didesnė prie uforo vonios, jeigu einate naktį. O visas kitas tai labai fainai, kai židinys yra dan. O klaužą užsikūrėm. Ant mėsytės pasikepti yra ant iešmų, tai jeigu norite grotelių, reikia atsivežti savo. Ir ganėtinai plačias groteles, nes mažytės turėsite laikyti rankose. Jau nepastatysite ten ganėtinai platu, kokie 30 cm gal, daugiau gal biškį. Kokie apima malkos paruoštos. Malkų Na, aišku, galėjo būt gal pasikapoji biškį biškį, daugiau, ta prasme. Jo, malkų galėjo būti daugiau. Tas nes jeigu pritrūko. vienai dienai, tai yra užteko viskam. Ilgiau jeigu liekat, biškį tada reikia, nežinau, gal su šeimininkais susitart, kad parūpintų daugiau. Aišku, kirvukas yra, pasikapojat smagesnių užkūrimai laužo. Nu, nieks jų neparašė už tave, bet tai čia ta smagioji dalis, nu bent jau man. Dar turi kažkokių patarimų? Patarimų? Nu, Tai šiaip įžvalgų prieš tai. jo, o jeigu su kelienais problemų turit, šito namelio gal nesirinkit, nes status laiptai žinokit, jeigu pastoviai kavaikštinėti reikia, pirmin atgal, tai čia toks, prasme, jeigu kas rimtai turit su kelienais problemų. Tai čia irgi būtų šakės. Nors aš nežinau net, ar čia galima su vaikais, bet čia mažiukai vaikai. Galimas, mačiau nuotraukas, jog yra buvę. Nu, nors taip pavojinga būtų. Jo, tikrai ganėtinai status tie laiptai, bet pati aplinka, sakau, labai graži. Tie paukščiai irgi labai faini, nors iš pradžių atrodo, kad nuo pačio ryto gal erzins, bet žinokit, ne. Man tai kaip meditacija. Gal ko trūktų, tai čia, kad trūktų, bet čia kas, nuo ko, tokio pasivaikščiojimo tako, gal būtų visai nieko, man čia taip įdomu būtų. Man tai ne. Ypač kaip pavalgai, bet. Ne, man tai. Bet kas labai gerai, juk nėra jokio teliko, bet internetas yra, jeigu ką domina, tas ar bijot, kad nebus, internetas yra, viskas su jo yra ok, bet fainai, kad nėra teliko. Jo, bet net nereikėjo. Tu veiki kitus, ne, visiškai nereikėjo. Toksai, tu tiesiog klausai paukštelius, skaitai knygas, knygą laužą, kuri daraisi valgyt, fainai. Ir ateina toks geras nuobodulys, nuobodulio jausmas, kai tu supranti, kad beskaitant užmigom. Man atseilė bėgo, taip saldžiai miegojau. Kaip tu vertini šitą vietą iš 10-balės sistemos? Iš 10-balės, duočiau 8,5. Visada yra vietų, kur tobulėti. Ir aš tai duodu 10. Net ir be žalius. Net ir be. Jo, ir dar vienas dalykutis. Mes, kaip minėjau, esam buvę, čia 3 namelis Lietuvoje. Mes esam buvę Horizons Lake Resort, man atrodo, vadinasi, kažkaip taip.
ir esam buvę Aušrinės nameliuose. Tai gal šiek tiek palyginam, ne? Okay. Aš taip galvoju. Aišku, kaip pasakyti, konceptas panašus, bet vietos ganėtinai skirtingos. Labai skirtingos vietos, jo, jo. Horizons mes buvom pačiam pirmame, bet jau senokai, gal prieš kokį 1,5 metų. Tai ir tai buvo mūsų pirmas toks namelis, tai gal dar dėl to paliko labai didelį įspūdį, bet man jis vis tiek kol kas yra number one. Ten jis šiaip yra toksai prabangus, sakyčiau, ten apsistoti yra ganėtinai brangu. Čia brangu yra subjektyvu, bet mums tai tikrai brangu. Bet ten viskas labai modernu, labai gražu, labai aukšta kokybė, ten visos tokios detalės, ta prasme, šampuniukai palikti, rituals, ten, tokie, ta prasme, ten jauti tokį biškį premium klasę. Premium klasę. Bet apart to man dar žiauriai patiko vaizdas, nes ten vien kai eini į tą namelį, tai atrodo, kad tuo ant ežero užeisi. Nes tu faktiškai esi šalia, ta prasme, ežero kranto. Gal 2 metrai, 2-3 metrai. Ežero. Ten yra nerealus vaizdas. Tai vaizdas labai gražus ir pusryčiai irgi yra įskaičiuoti berods. Jo, pusryčiai skaičiuoti. Pusryčiai labai labai gerai, irgi daug pasirinkimo, labai skanu. Tai ten toksai jau parkelis toks mažiukas. Truputėlį viešbutį primena tokią, ne? Ten resortas, jo, ten jau toks. Tas pavadinimas toksai. Tai ten brangoka, bet įspūdis buvo labai labai fainas. Nors iš kitos pusės, kas man gal nelabai patiko, tai čia yra žymiai daugiau privatumo. Daug. Čia tas, dėl kas liečia, kad privatumo, tu numeris 1. Jo, nes čia nesigirdi nei kitų žmonių. Ne. Mes iš vis, sakau, šitas North namelis yra tarsi vidury miško. Jo, bet atrodo, kad tas kitas namelis, kaip pačiam gali, yra tolimiausias, tai ten gal būtų daugiau privatumo, nes daugiau ten niekas privažiuoti negali. Čia kelias yra iš karto, bet to keliu tik tais namelio. Kaip kiti žmonės šneka, tu nematai kitų žmonių, tu gali eiti nuogas, maudytis į jo fūro vonę, ta prasme, niekas šitavęs nemato. O tenai, tarkim, tam Horizons ir Aušrinės nameliuose, kur mes buvom, tai, jau nuogas nepavaikščios ir savo kaimynus girdi labai aiškiai, nes kaimynus, matai savo kaimynus, ten nėra tokio visiškai privatumo, ne, čia yra. Čia tai, kas liečia kaip privatumą, tai 10 balų, visiškai 10 balų. Tai va. O tokiai. Tai aš jeigu taip vertinčiau, tai sakyčiau, Horizons buvo visiškai pirmoji vietoje, bet ten, dažnai nenuvažiuos, nebent, nebent prieinama tau kaina. Tai man ten visiškai buvo aukščiausia klasė, šitas būtų tada antroji vieta. Man irgi antroji vieta šitas būtų. O Aušrinės nameliai man būtų trečioji, nes kol kas dabar tai tas nukrenta į trečią vietą, nes nėra daugiau su kuo tiesiog palyginti kol kas. Bet ten irgi buvo fainai, viskas tam buvo labai gerai. Jokio teliko, ta prasme, nėra. Labai fainai tam buvo. Jo, bet... Namelių aukštos kokybės. Jo, šiaip interjeras, ten viskas gražu, bet, sakau, ten matai kaimynus, girdi kaimynus. Bet užtat Aušrinės tame labai geras džakuzi buvo. Jo, buvo fainas džakuzi. Jo, gali ten... Bet man ten irgi nebuvo jauku, aš atsimenu. Dėl tų šviesų. Nes, ten buvo toks keistas sprendimas, gal jie norėjo padaryti kaip tik jaukiau, aš galvoju. Bet mes irgi buvom ten pavasarį, dar jokios žalumos nėra. Jo, tai irgi buvo ta pati situacija, kad kai sutemsta, pasidaro truputėlį nejauku. Ir ten buvo grinai miške padarytas apšvietimas, toks žemės šviesos. Tai jaukumą mane pridavė, man buvo žiauri creepy. Toks, nežinau, žiauri tą miškas, toks, kažkaip keistai buvo, aš nežinau, vėl, mano tokia vaizduotė, gal biškai lakesnė, tai man nebuvo tam labai jauku. Jo. O tu kaip vertintum? Kurį? Visus, jeigu reiktų išdėlioti. Šiaip iš tikrųjų, Horizon ir šitas tikrai konkuruotų dėl pirmos vietos. Bet žiūrint, ko nori. Jeigu nori biškį labiau kaip privatumą pabūti nuo visko, be kitų žmonių, važiuoju čia. Jo. Jeigu nori tokius biškį, vos ne spa, nes ten dar ir pritelė, man rodos, buvo. Man atrodo, kad ten yra pritas.
Tai jeigu nori biškį tokio kaip ir tiesiog gražaus savaitgalio, bet kad viskas būtų top notch, tada važiuoji ten. Ten ir vanduo, dušas, vonia, pusryčiai, nu ten Jo, tikrai. nes čia vanduo biškas mirda. Čia vandens gerti negalit. Ai, negalima Tai vandens gerti, jo. pradėkime nuo Bet to jūs ar savo norėsit atsivežti. gerti? Jo, nes čia jo net negalima gerti. Tai savo atsivežti čia reikia vandenį. Tai čia irgi toks dalykas. Bet jeigu, sakau, norite top dalyko, tai tikrai į Horizon. Ten viskas aukščiausias klasės. Pritariu, labai gerai. Labai pasakei. gerai. O aušrinės? Mašinas, tas mano toks, average. Žmonės gal ne per toliausiai, bet ir ne per arti miškelį. Namukai tai tikrai geri, patogus. Skrandis gurkė, kažkas valgyti noriu. Jo, bet, sakau, man kažkaip dabar vertinant visus šitus 3 aušrinės gal eitų į 3 vietą. Kol kas, jo. Bet čia labai subjektyvi nuomonė, Labai. visiems gali skirtingai atrodyti, tai mes nieko nepatarinėjom, mes tiesiog savo įžvalgas pasakom, savo nuomonę. Jo. Rasti kelią, lengva iš tikrųjų. Aišku, jeigu važiuoji iki dieną, naktį galėtų būti biški keblu, nes tie ženklai mažiukai ant medžių prikabinti be jokio apšvietimo, tai vakare biški sunkiau būtų, bet šitas, nėra sunku, čia toli važiuoti nereikia palyginus nuo to kaimuko, tai aišku, žiūrėt, iš kur važiuojat. Tai šiaip vertinam labai gerai. Labai gerai. Šitą savaitgalį Labai. užskaitau, aš taip palsėjau gerai. Ir tai gerai, jog net liktume mes dar čia. Aš tai tikrai likčiau. Ja. Labai, labai norėčiau. Maisto dar turim, biškį atsivežėm per daug. Gerai. Gal tik miegot būtų vėl biškį nejauku, bet šiaip dar pasilikčiau. Pritariu. Tai ką? High five ir laukiam kitos kelionės. Jo. Kito namuko, Nes čia gal yra 5 namukai, man rodos, reikia pabrėžti tą. Jo. Tai kitam kartui tikrai čia grįžtume, bet jau į kitą namuką dėl kelių dalykų. Išbandyti kitą vietą, kitą namuką, žiūrėti, ar vaibas toks pats, panašus, ar geriau gal net, arba blogiau. Bet čia tikrai dar sugrįšiu, tikrai sugrįšiu. Tai už tai jinai yra su kavyte. Čin. Iki kito karto. Iki kitų kartų. Peace out.